Sveiki gyvi. Gavau žinutę iš savo draugų, kurie gyvena Belgijai. Mano geras bičiulis muzikantas Quentin Cornet ir jo sužadėtinė Vita, lietuvė, atsiuntė kažką dovanų ir einu pasimti su kamera dėl to, kad aš įtariu, jog kažką tai negero atsiuntė. Gali būti kažkas gitarinio, galbūt ir belgiškas vaflis koks nors, bet įtariu kažkokią klastą, tai nešuosi telefoną iš karto sakau, darysiu vlogą. Nu tai ką, išsimkim. Kažkas tokio realiai mažyčio, tikrai, gal gitaros naimėjai, arba belgiškas vaflis. Vita Kazlauskaitė, ką dabar Kventinui nieko nesakyti. Taigi, ryte apsilankiau paštomate, atsiėmiau šį siuntinį, kaip jau minėjau, atsiuntė iš Belgijos. Nieko neįtariu, tiesiog žinau, kad labai įdomus žmonės, Quentin Cornet ir jo Vita, mano geri bičiuliai. Kažką įtariu, kažkokią klastą, kažką jie man čia atsiuntė, nežinau. Pasikartos, ar čia kažkas gitarinio, ar čia kažkas belgiško, kas ten žino. Bet nusprendžiau nuo pat pirmos minutės, sužinojęs, kad gavau siuntinį iš Belgijos, viską filmuoti, nes gali būti labai įdomu. Neįsivaizduoju. Tiesa, ką sužinau, jau parašyta, kad nuo Vitos. Tai ką dabar pasakyti Quentinui, kad jo sužadėtinė siunčia jo draugui dovanas kažkokia. Gerai, bandom atidarinėti. Labai lengvas daiktas. Kas tai gali būti? Tarp kitko, mano kanalas, tai visi turbūt suprantat, tai yra muzikinis, muzikantinis, apie muziką, apie roką, apie gitaras. Neduok tu Dieve, čia kažkas kito bus ir kaip aš prieš jūs turėsiu pasiteisinti. Kažkoks kvapas įdomus ateina, bet čia normalu iš moterų kažkokį siuntinį gavus. Kažką užuodžiu. Čia tikrai ne iš gitarų parduotuvės. Slapto raštelio nėra, viskas gerai prieš draugą. Necros. Necros Fragrani, kaip tai tarės? Artisan Perfumery. Ok. Truputėlį grįžta atmintis. Vieną sekundėlę. Necros. Vieną sekundėlę. Gerai, aš čia truputėlį prisiminiau, kad kai ką mačiau Facebook'e, ne tik iš Vitos, bet ir buvo TV3 portalė pasidalinta apie mirtį prisijaukinusią 27 Vitą, kuri ją uždarė buteliukę. Jie atidarius per kūną nueitų šiurpas. Susitikus su iš Molėtų kilusia, o dabar Belgijoje gyvenančia Vita Kazlauskaitė, ne vienas nustebtų. Tamsus drabužiai, plaukai, tatuiruotės iškart liudija apie tai, kad ji alternatyviosios kultūros puoselėtoja. O sužinojus, ką jį veikia kasdienybė, kitiems per kūną gali nueiti šiurpai. Istorijos apie mirtį jį paverčia kvapais. Aš jaudinas, aš nežinau, kas šitame naikti. Ir įdomu, ir truputėlį baisu. 27 metų moteris prieš daugiau nei metus įkūrė kvepalų prekės ženklą Necros Fragrance. Pasigilinus į žodžio Necros vertimą iš graikų kalbos, jis reiškia negyvą, taip siųsdamas žinutę apie sąsają su mirtimi, o iš anglų kalbos išvertus žodį fragrance, šis reiškia aromatą. Paliksiu nuorodą į straipsnį, ganėtinai netrumpas ir su nuotraukomis. Tiesiog prisiminiau, kad aš jau jį skaičiau ir tiesiog dabar norėjau per video unboxingą atsiversti ir jums priminti. Kad šį bei tą žinau, o dabar ir jūs sužinosite. Bet aplink dėžutę jau yra kažkoks kvapas. Čia bus kvepalai. Gerai, bandykim atidarinėti. Gerai, viskas su etiketėms, made in Belgium. Jeigu galėčiau paprašyti savo brangiausios žmonos man truputėlį iš tualeto atnešti mano tą didžiulę keturkampą bonką ir letter, ombre letter. Tom Ford.
ateina, laikau tualete savo kvepalus. Jo, šiaip gal ir gerai, kad šitas video atsiras, aš šiaip labai toks kvapų žmogus, aš niekada nesu gyvenime rūkęs, man labai, ta prasme, mano dvasinį pasaulį labai įtakoja kvapai. Man gitarų dėklai turi būti atidarai ten, Gibsonas kvepia vanilę, senos gitaros turi seno namo kvapą, Marshallai kvepia tam tikrais, sakyčiau, smilkalais nuo senų dulkių prisikaupimo ir iš tikrųjų aš toks truputėlį kvapų žmogus ir turiu savo mėgstamus kvepalus, tai vienus čia ganėtinai brangius pirkau ir yra Tom Ford Ombre Letter, kas žino, jie tiesiog oda, tokia baikerio kvapas, šitiek benzino atsiduoda. Ir jie nėra pigus ir aš jas tuoj pat pabaigsiu. Ir netyčia visai nusipirkau iš Reserved Vetiver kvepalus, kurie vos 14 eurų kainuoja, bet žiauriai fainai tokie vyriški ir aš juos labai mėgstu ir artimiausiu metu, kas mane sutiksit ir žinosite, kuo aš kvepiu, tai kartais jas net ir tarpusavį pamiksuoju, bet ne apie juos šiandieną. Bet labai gerai, kad mes apie tai kalbam, nes greitų metų man reikės kvepulų. Slaptas raštelis. Kvapas ateina. Gavau raštelį nuo Vitos. And remember, to let your loved ones remain close even beyond the veil. Čia kaip paslaptingai apie šydą. Necros fragments. Žiauriai fain. Atrodo ranka rašytas. Einame vidų. Korta. Labai įdomu iš tikrųjų dalykus pasičiupinėti. Mistiškas dalykas. Labai kažkokios figūrėlės. Čia turbūt paveikslas galimai iš viduramžių, nežinau, ar okultistinis kažkoks. Akis, o gal... čia pakaruokliai, supratau. Okay. Man šiaip visai patinka okultizmai. Kas dar įdėta? Šakelė kažkokia. Čia galima įsistatyti ir... Ir mes turim žvakidžių. Gal ne iškart kvapą kažkokį skleis. Čia įdėta plunksnelė. Čia gyvo kažkokio šermukšnio šakelė, nežinau. Otkutiūras įdomus įdėtas iškart viršuje ant dėžutės. Čia visai šalia kortos buvo. Ir nektuką. Kokie senoviniai. Ar sovietinių laikų. Jeigu darom review apie okultistinius kvepalus, tai reikėtų ir žvakę. Pamėginti. Dublis naradu. Nepavyko. Iškart matosi, kad nerūkau. Gerai, čia jau gal dėl vaizdo labiau pabus. Fainai, įdomu. Kaip gaminant kvepalus sudėti tokių visokių dalykėlių į vidų. Scan to awaken the dead. Čia galima turbūt į puslapį nuėti. Ką aš ir padarysiu. Jauti, kokie kvapai pasklido aplinkui. Namuose gali būti, nežinau, kaip čia šermenis nepavadinsi. Gerai, bandom. Atidarinėjom. Čia visko yra, dar kažkas įdėta, dar kažkoks raštelis bus, ne? Gerai, vokelis ir turim vizitinę su socialiniais tinklais. Kodas su 10% off nuolaida. Čia, žodžiu, tokių eilėraščių, eilių, poemų parašyta. Dar vienas Vivo, Splango, Mortis, Voco. Nemoku, čia gal latiniškai buvo, ne? I mourn the living, I call the dead. Žodžiu, kreipiuos visus į Black Death Metal grupę atstovus, jūs kaip muzikantai turite kvepėčiais kvepalais. Žiūrėkit, koks kaspinėlis buvo firminis. Žiūrėkit, dar vienas dalykas, šitas video tikrai nėra sponsorėt, aš nesu iš anksto nieko surežisavęs, čia visiškai,
atsitiktinės mano nuotaikos ekspresija ir labai džiaugiuosi, kad kažką tokio gavau. Žinau, kad Vita tai kūrė ir kažkada buvau užsiminus, kad kažkokį mėginuką aš gausiu. Mano draugai išprotėja tokius dalykus kurti. Tai čia ne šiaip kvepaliukai. Kai aš čia truputėlį stringu su atplėšimu, tai aš savo palengvinsiu, neturiu nagų. Varom. Labai įdomu. Bet jau aplinkui visas tas kvapas buvo toks. Man įdomu, sunku net nusakyti. O, čia pradarius, toks folijos maišelio vidus. Yra nemažai mėginukų. 1, 2, 3. Nuo ko pradėt? Corpse of a Star. Vivos Plango. Ai, va! Labai gerai. Taigi čia apie šitos kvepalus ir yra. Viskas, aišku. Štai, Corpse of the Star. Nu va, čia viskas apie tos kvepalus parašyta. Manau, kad prie video pridėsiu vaizdą tos kortelės ir čia yra mėginukas. Pabandykim. Žmona kaip reikia kvepalus testuoti ant lapelio kažkokio, ne? Būtų geriausia, nes jeigu aš į ranką pastrinsiu, tai gali būti, kad jinai galvos, kad mėgau šermenysę su kokiu lavonėliu. Kaip tik esu diskutavęs su žmonėm apie tos kvapus ir sako, kaip tu tą surstroming valgy, taigi ten baisiai šlikštu. Nežinau, man kvapai patinka, įdomus kvapai, aš mėgstu eksperimentuoti su maistu, su kvapais. Man patinka. Va, handmade, čia viskas vietoj pasidarom. Man kaip tik 3 lapelių reikia. Ar tiesa, kad kvepalai nesiskirsto į vyriškus, moteriškus iš esmės aprangus? Tai yra unisex, tinka ir vyram, ir moterim. Jūs man pasakykit. Man atrodo, kad taip. Tai pamėginam tą Corpse of a Star. Ką jūs galvojat? Kai užpurkšiu, tai čia bus, neišsivedinsim paskui lavonėlio kvapo. Bet man įdomu. O, geras. Augaliniai tokie motyvai. Galiu labai meluoti, bet ten kažkas kaip spygliuočių, kažkas eukaliptinio, nežinau, gilesnės natos, toks medis, augalai. Jaučiuos kaip į bažnytėlę užėjęs į sakyklą. Tėvė mūsų. Labai į temą būtų. Nori pauostyti? Įdomus labai kvapas ir, visai neišsigandau. Kvepinčiausi tokiu ir toks labai rimtas, be jokių bairių, toks su kostiumu pasitempęs vyras. Su odiniais batais. Šiauriai geras. Pirkčiau. Pasidedam mėginį ir... Ką reikėtų daryti prieš bandant kitą kvepalą? Kažką suvalgyt? Va, prisiminiau, kavą reikia kramtyti. Atneš kavos pupelių. Prisiminiau. Surtė ir Indrė, kai eidom į šitos kvepalų parduotuvės, ten atsimenu, būdavo kavos pupelių pripilta. Kam? Tai, o jas ten kramtyti reikia ar šiaip pačiu? Neatsimenu. Gerai, sekant aš norėčiau pabandyti Doll-like Creature. Kažkaip norisi pabaigai pasilikta. Vivos Plango. Kramtyt. Gal nenurysiu. Ką tik sužinau, kad nereikia kramtyti, reikia uostyti. Tai gerai, uostysim po antrojo. Tai dabar jau Doll-like Creature. Į lėlę panašus padaras uostysim. Antrą mėginuką.
šiek tiek pasimiršo pirmasis kvapas, bet atsimenu toks augalinis. Jo, bažnyčios sakykla kažkokia prie senos, iš esmės seną medinę bažnyčią primenu. Viduramžių. Medis. Bandom antrąjį. Įdomu, ar labai skiriasi, ar kažkas panašaus. O šitas daug gaivesnis. Čia... Nu, net sakyčiau, gal biški ir moteriškas čia. Toj pakviesiu moterį. Nors ką tik prasisklaidė tie pirminiai eteriniai kvapai ir... O, ir vėl bažnyčia. Gerai, aš tau gal šviežiai papurkšiu, gerai? Tau patiks. Bet žinokit, jo, ir aš tokį purkščius, labai geras. Pradžiai pasirodė gal pirmas fainesnis. Corpse of the Star. Bet šitas irgi geras. Ir dabar palauk truputėlį, papurtik ir... Jinai kosėja. Bet tau patiko? Va, čia mūsų Hansonovo smuikininkės Urtės kvapas. Žinau, ką Urtei pirksim kalėdom. Čia kaip palygini rūbus truputėlį ir jie, nu, tokie gaivūs rūbai kvepia. Doll-like creature. Ta lėlytė tokie šviežus rūbeliai. O vidus toks maištingas ir su nuodėmėm. Gilus toksai kvapas antrinis. Įdomu, kaip paskui iš vis, jeigu po dienos, taip pasivaikščios, tais kvapais, kas dar lieka. Pavyzdžiui, po to pirmojo. Tokiam dabar pelkiam laukais kažkokiais, kai pasivaikštai vakare kažkur pievose ir grįžti ir tie rūbai tokie žolynais, tokiais drėgme. O šitas kvapas Doll-like creature, toks saldesnis, bet ir gilus jisai. Nu jo, gal ir kai medį pakaitina, ar rūbą kažkokį toks kaitinimo kvapą turi. Bet kažko jie panašus man. Patiko. Net galiu sakyti, kad truputį ir labiau. Pupelės, kavos. Gal kam kavos? Sakykit, kaip jūs vertinat mano tokius video? O, reikia pusžvagę, nes to jaučiu padegsim namus. Pačiu laiku. Ar jums patinka mano reviewsai? Ką aš dar galėčiau reviewint? Ką galėčiau apžvelgti? Ar jums patinka tokie video? Gerai. Kava pauostyta. Ir pabaigai pasilikau Vivos Plango Mortis Vocal. Ką tai galėtų reikšti? Tai yra lotynų kalba. Vivos Plango Mortis Vocal pažodžiui reiškia gyvuosius apvirkiu, mirusiosius kviečiu. Tai labai žinoma frazė užrašyta ant garsiojo varpo Gloriosa Erfurto katedra Vokietijoje. Jis simbolizuoja varpo paskirtį. Kai skamba varpas, gyvi žmonės liūdi dėl mirties, o mirusiesiems jį tarsi kvietimas į amžinybę. Taip, kad joks čia Vivo la vida, čia bus kitaip. Aš pasiruošęs paskutiniam kvapui. Vita, nustebink mane. Imu trečiąją stalę. Kol kas tas antras, lėlytė patiko. Jau žinau, kuo rytoj pasikvėpinsiu. Bet čia reikia atitinkamų drabužių. Čia su kažkokiais tai baltinukais, languotais džinsiukais. Ne. Čia reikia rimto kostiumo. Džentelmeno lazdelės, lakinių batų. Taigi, kviečiam mirusiosius. Nu, labai panašu į pirmąjį, bet kažkas dar kitokio. Labai panašu į Corpse of a Star.
bent greitai sklaidosi ir antras kvapas iš karto ateina. Taip, gal sakyčiau ir švelniausias tarp visų šių trijų. Corpse of a Star, toks gana gilus, švelnus, Doll-like Creature, labai ekspresyvus, labai turi savo charakterį ir turbūt pabrėžtą asmenybę. Vivos Plango, toks ramus jisai, lydintis kvapas apie ramybę, susimąstymą. Nebūtų labai įkyrus kažkam kvapas. Šiaip man visi ypatingai nekvepia kažkokiam supūvusiam mėsom, kiaušiniais, surstromingu. Visi labai labai faini kvapai. Man patiko. Žodžiu, Vita šaunuolė, tu sukūrei tikrai įdomius kvapus. Dar noriu prie pirmo ir antro, prie pirmo ir trečio grįžti. Corpse of a Star. Šviežiai dar užsivarykim. Čia jo, čia toks biškį alkoholių. Yra Kaune toksai klubas, ne klubas, o slaptas baras, knygnešys vadinasi, ir ten yra kokteilis Tėve mūsų. Rekomenduoju išbandyti. Čia tokia senoji labiau dvokia, o va šitas dvokia, taip pasakiau. O šitas saldesnis, tokie švendiniai tokie kvepalai. Pamėgink čia. Trečias yra Vivos Plango Morčius Vocal. Ir čia pirmas, kuris man pasirodė panašus. Oda. Indrė teisingai pasakė oda. Šiaip, tarp kitko. Gal kiek saldokas Tom Ford Ombre Leather, bet į tą pusę. Numetė man lapelius, tai dabar aš jau susimaišysiu, bet pabandysiu iš kvapo atskirti. Jo, čia yra Corpse of a Star. Čia yra Vivos Plango Morčius Vocal. Dar noriu pabandyti. Specialiai kitą pusę. Jo, buvau teisus. Jis toks gaivesnis, gilesnis, bet ramesnis. Sakyk, mažiau ekspresijos turi. Namai įkvipo. Lyg ką tik pro mane būtų Jordana Butkutė praėjus. Ar favorito viziją neišblėsiu? Labai įdomus tas antras toks. Net turėčiau paieškoti mirties šitame kvape. Jeigu kiti du tikrai galima kažką sugalvoti, kad jo, kapinės, Halloweenas, black metal grupės, jų koncertai, smilkalai, okultizmas. Tai su Doll-like Creature negaliu labai teikti, kad aš ten jau tuose satanizmo apeigose pakliuvau kvapų pasauliu. Toks visai malonus ir tuo pačiu ir moterim, man atrodo, tiktų, bet ir džentelmenam labai labai fainas. Ir išlieka tokie šviežus, ką tik kaitintis kalbiniai. Išbandyti visus norėčiau ant savęs. Manau, kad kiekvienas kažką kito truputėlį pasakytų ant mano kūno ir kažkiek laiko praeitų ir sumaišytų su mano kūno kvapu ir gal ir nuo nuotaikos truputėlį viskas keistus. Taigi, tokia yra Necros Artisan Perfumery iš Belgijos. Ir su jumis buvo Giedrius Misteris Džumbo, muzikantas, kuris kartais galvoja padaryti ir ne tik muzikinius review. Nors tiesą pasakius nežinau, ką aš šiandien darysiu, bet draugai visiškai nustebino, aš neįsivaizdavau, kas čia bus. Mane tiesiog įspėjo, kad gali būti įdomu, dėl to aš pasiėmiau vaizdo kamerą ir mes visą tai kartu su jumis padarėme improvizuoti eksprompt.
Tai išbandykit, apsilankykit puslapyje, manau, kad verti dėmesio ir tikrai buvo fainai pakeliauti kvapų pasaulyje. Nesu mainstreaminis bičias, man tikrai patinka tokie keisti reikaliukai. Pradėjęs čiupinėti dėžę, gal truputėlį išsigandau, galvojau surstroming ar numirėlio kvapas ar kažkokia lavongėlė, kur būna ir labai smirda. Bet ne, nieko panašaus. Tai buvo labai įdomus kvapai, labai išieškoti, gilus. Aš įsivaizduoju, kad jie nėra pigus, man taip atrodo. Sėkmės šiam brandui ir šių kvepalų kūrėjai, linkėjimai Quentinui, Vitai ir aš atsisveikinu visas kvepėdamas ir iškvepinęs visą būtą lavonais. Juokauju, labai įdomus kvapai. Iki.